iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveikos brangiosios radijos stoties XFM klausytojos. Šiandien vėl su jumis sveikinuosi aš Eglė ir radijo laida iš širdies į širdį. Man labai malonu šį vakarą pristatyti savo viešnią. Ji yra Panevėžio pataisos namų sielovadininkė Kristina Varanauskaitė. Labas, Kristina. Sveiki. Ir šiandien su Kristina kalbėsime tikrai, manau, gana opia ir jautria Lietuvai tema. Kalbėsime apie moterų įkalinimo įstaigą, kuri konkrečiai yra Panevėžyje. Kalbėsime apie tai, ką Kristina veikia ten, toje įstaigoje ir su kokiomis moterimis susiduria ir kuo gyvena tos moterys. Taigi, apie tai galbūt šiek tiek vėliau, o pradžiai norėčiau Kristiną paklausti, kaip apskritai pati atėjote pas viešpatį, arba kaip tiksliau galbūt jis jūs pasikvietė pas save ir kaip įvyko jūsų tas įtikėjimo pradžia? Pirmiausia tai, kad aš esu gimusi labai tikinčioj ir vienas kitą mylinčioj šeimoj. Mano tėvai iš tikrųjų vienas kitą labai mylėjo ir jie buvo tikintis. Bet tikėjimas ateina ne per pieną. Ir man paauglystėj... Ir tikėjimas nepaveldimas beje. Taip, kas be ko. Ir man paauglystėje buvo toksai sunkus periodas, daugelį iššūkių turėjau. Ir iš tikrųjų tuo metu aš ieškojau visur. Ir mano tėvai, kaip tramdomąją priemonę, mane įsiuntė į krikščionišką stovyklą. O kodėl kaip tramdomąją, labai priešinotės tam? O taip. Aš buvau vienas iš tų paauglių, kuris nori gauti kažką. Aš labai gražioj formoj manipuliuodavau. Aš eisiu kartu su jumis į maldą, jeigu aš gausiu tai ir tai. Aš žinau tai, kad tokios patirtis yra labai dažnos tikinčių tėvų šeimose, kai vaikai tiesiog neranda savo vietos. Arba tėvai yra daugiau susikoncentravę į tikėjimo dalykus, o ne į šeimos pašaukimą. Tai aš viena iš tų vaikų, galiu sakyti, ir iš tikrųjų tėvai įsiuntė į tą stovyklą. Tai buvo brolių protestantų stovykla, tai buvo 90-ieji metai. Pati pradžia. Ir iš tikrųjų aš, jeigu įvardinčiau tą emociją, kurią aš patyriau, iki to ir po, tai buvo tai, kad aš pažinojau Dievą kaip paveikslą. Mes galime žinoti vieni apie kitus iš nuotraukos, iš paveikslo. Pavyzdžiui, mes žinome, koks yra, kaip atrodo, pavyzdžiui, Obama arba Prancūzijos prezidentas, bet mes niekada neturime dialogo su juo. Tai mano tokia būsena buvo su Dievu. Aš pažinojau Dievą iš vaizdos, bet žinojau, ką jis gali daryti iš pažinimo, bet aš nepažinojau, kas jis yra. Asmeninio santykio. Ir ten buvo pirmas prisilietimas su Dievu ir paskui keliavo sąmoningas atidavimas savo gyvenimo viešpačiui. Taigi aš paauglystėje sutikau jį ir sąmoningai apsisprendžiau, kad protu, širdimi ir viskuo, kas yra manyje, tarnaus viešpačiui. Taigi, aš 17 metų išvykau į Prancūziją, nesulaukus 18 dar, tik pabaigus ir mokyklą. Ir aišku, tėvams buvo didelis iššūkis, bet tėvai labai džiugojo, kad aš esu tikėjime. Ir jiems tai buvo pasitikėjimo garantas, kad viskas gerai, Dievas kartu su jie. O kokiu tikslu vykote į Prancūziją? Aš vykau į evangelizacinę mokyklą. Misijų mokyklą, kuri ruošia misionierius visam pasaulyje. Ir aš išvažiavau į tą mokyklą ir paskui stojau į bendruomenę, palaiminimo bendruomenę. Ir mano visa kelionė tai, kad aš nuo 2004 metų pradėjau atvežinėti į Lietuvą su savo bendruomenę ir ten vykdyti misijas. Lietuvoje vykdyti misijas 2 kartus per metus. Vykdavo rekolekcijos, arba kitaip sakant seminarai ir taip toliau, stovyklos. Ir toks buvo misijų momentas. Ir 2009-10 apsisprendžiau galutinai grįžti į Lietuvą ir pradėjau lankytis Panevėžio pataisos namuose. Tai sakyčiau, labai netrumpą laiką išbuvot Prancūzijoje. O taip, mano meilė prancūzams. Supratau.
Na, o apie tą kelionę į Panevėžio pataisos namus mes pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Likite su mumis. My friend, do I know you? Or haven't we met before? You know it's not important. It isn't anymore. From now on until the end, I would like to be your friend. My friend, it's amazing the love that we share. The sound of the music carries it everywhere. That from now on until the end, we would like to live as friends. Let's start sharing and confessing the good things and the bad. It's hard to build a friendship when things are never said. Let's try to walk the equal road, holding each other's hands. There's nothing wrong in sharing things when you dare to be a friend. My friend, do I know you? Or haven't we met before? You know it's not important. It isn't anymore. From now on till the end, we share a common friend. XFM. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės į studiją. Mes toliau tęsėme mūsų pokalbį su Kristina. Kristina, prieš pertrauką paminėjote, kad ilgą laiką teko gyventi, mokytis ir, galima sakyti, ir tarnauti, ir misionieriauti Prancūzijoje ir atvažiuoti su misionieriškom bendruomenėm čia į Lietuvą. Ir kaip čia įvyko tas vėlgi kažkoks, kaip sakyčiau, virsmas, kad nuo šios tarnystės perėjot prie tarnystės kaliniams, nes aš manau, kad ateiti pas kalines ir tarnauti joms, mano manymu, reikia tikrai nemažai drąsos ir, tikrai tokios gana aiškios nuovokos, kad tikrai tai yra mano ir tai tam Dievas mane tikrai šaukia. Nemanau, kad tiesiog žmogus šiaip sugalvojęs galėtų taip ateiti ir sugalvoti tarnauti. Tai kaip įvyko tas virsmas? Visas virsmas įvyko tai, kad visai netyčia, norėčiau sakyti, kad Dievo vaizda tokia buvo stipri, kad sutikau vieną vyriškį, kuris buvęs kalinys ir jis jau vaikščiojo į pataisos namus ir jis liudijo, kaip galima gyventi su Kristumi net pataisos namuose, nes jis buvo jau žmogus teistas keletą kartų ir jis atsivertė pataisos namuose, sutiko tiksliau Jėzų pataisos namuose ir pakeitė savo gyvenimo būdą, gyvenimą pakeitė.
Dar ten būdamas. Būdamas taip, tenais Mhm. ir atsitiko toks dalykas, kad jis sako, žinai, Kristina, tu žinai, ką bažnyčia kalba apie tam tikrais klausimais. Ar gali ateiti atsakyti vyriškiams? Aš negaliu pasakyti. Jis man, prisipažinsiu, vyrai kartais būna įkyrūs. Ir jis mane įkalbėjo. Iš tikrųjų, aš į pataisos namus visą laiką žiūrėjau su labai tokia atsargumu. Mane tai baugino, kaip daugelį lietuvių baugino. Ir ypatingai yra toks posakis tarbos, lasdos ir turmos neįsižadėk. Tai tam tikri stereotipai Lietuvoje suformuoti apie nuteistuosius žmonės, aš nenoriu kalbėti kalinius, bet aš noriu kalbėti apie nuteistuosius, teko pereiti. Ir aš dabar papasakosiu, kaip perėjau. Pirmą kartą, kai aš nuėjau pas vyrus su tuo vyriškiu, nieko. Buvau kaip toks jausmas zoologijos sode, į mane žiūrėjo visi, kaip vienas iš gyvenukų eksponatų. Jokio žodžio, jokio sakinio. Tikrai galvojau kažkoks, nesąmonė, kam jis mane kaip dekoraciją atsinešė. Jis taip pat nedavė ramybės ir antrą kartą taip pat įkalbėjo. Ir tada pasipylė klausimų lavina. Klausimai buvo įvairūs. Iš tikrųjų buvo net nepatogus klausimai, kaip tikinčiam žmogui. Ir galiu prisipažinti, kad atsakant į tuos klausimus, mane pačią kaip tikėjime sujudino, išgrinino tam tikrais klausimais. Nes aš turėjau pati savo įvardinti ir klausti viešpaties maldoje, ką jis galvoja apie tai. Tai va čia buvo toks jau gilimas į gilį. Ir paskui buvo 3 kartas, ir 4 kartas, ir 5 kartas. Visa tai prasidėjo Pravieniškių pataisos namuose. Ir tiesiog dėl atstumo, aš esu kilusi iš Kupiškio, aš gyvenu Kupiškyje. Dėl atstumo klausimo tiesiog aš pasirinkau Panevėžio pataisos namus. Iš tikrųjų, į pataisos namus beleikas negali ateiti. Turi būti juridinis asmuo, kad galėtų ateiti. Tai yra, mano atveju, tai yra Panevėžio vyskupas Lionginas ir davęs siuntimą, kad aš kaip įgaliojimą, kad aš turiu teisę kalbėti katalikų bažnyčios vardu ir dirbant kartu su kapelionu, mes galime vykdyti veiklą, bažnytinę veiklą toj srityje. Aš esu vienas iš tų žmonių, kuris yra pasiųstas bažnyčios tarnauti nuteistosiomis. Iš tikrųjų, žengiant per tuos stereotipus, aš dabar kalbėsiu apie juos, nes manau, kad labai daug kam yra klausimas, ir kodėl čia nuteistieji, nes jie, ir taip daug blogo padarė. Ir kam jiem iš vis čia maždaug dar juos kažkaip ir kaip čia dabar visuomenė gelbėt ar dar kažkaip. Visuomenė turi juos išlaikyti, jie brangiai kainuoja, jie čia dabar yra tokie, tiek dėmesio jiems skiriama ir taip toliau. Veltėdžiai ir taip toliau. Aš norėčiau sakyti, bet broliai, sesė, kuri tu klausai, ar tu niekad nesuklumpi? Ar tu nepadaugini važiuodamas kilometražo, nepaspaudi gazo? Ar tu iš baimės nemeluoji? Ir pirmiausia, kai aš ateidama į pataisos namus, mane labiausiai paliečia toks dalykas – žmogaus skausmas. Pirmiausia, mane paliečia tas ir nuima visus tuos stereotipus. Tai, kuo mes esame įsitikinę apie tuos nuteistuosius. Nuima istorijos, nuima visus sluoksnius tų melagingų įsitikinimų. Tai čia vienas iš tų, kas liečia stereotipų. Iš tikrųjų, yra vieni įkalinti nuo visuomenės, kiti įkalinti savo širdyje, treti įkalinti savo jausmuose, ketvirti mes esame įkalinti kažkokio sveikatos klausime. Kiekvienas iš mūsų mes turime savus kalėjimus, bet Kristus yra tam, kad mus išlaisvintų. Ir prisipažinsiu, aš Panevėžio pataisos namuose aš matau moteris, kurios yra laisvesnės savo širdyje negu gatvėje sutiktos žmonės. Iš tiesų pritariu Jums, kad
nebūtinai mus turi riboti sienos ir daugybę sienų, vidinių sienų širdyse mes turime patys, iš kurių daugybę metų kapstomės ir kai kas gal ir neišsikapsto, o jeigu išsikapstome, tai ačiū Dievui tikrai tik už tai. Bet Kristus atėjo dėl to. Taip, amen. Ir iš tikrųjų, va tuo metu ir gimė tas pašaukimas būti tų žmonių, kurie yra kitoj pusėj barakados. Būti prie tų, kurie yra vargšiukai. Ir man atrodo, čia yra pasiekmė maldos, santykio su viešpačiu. Man yra džiugu matyti, kaip žmogus grįžta pas viešpatį po 30, po 50, po 15, po 10 metų. Yra nerealus jausmas ir tai yra tiesiog tu džiugini Dievo širdį. Ir tai išgyvenant atsiranda daug noro ir jėgų ir pastangų, kad kuo daugiau nudžiuginti Dievo širdį. Kągi, mes pratęsime savo įdomų pokalbį po muzikos, o jūs likite su mumis, pasidarykite arbatos, pasiklausykite gražios dainos ir netrukus grįšime į eterį. Tik sapne galiu išvyst tave, pamatyt gilias tavo akis. Eičiau ilgą kelią pas tave, jei pažvelgtum nors trumpam į mane, aš nurimčiau tavo glėbyje, aš paskęsčiau tavo meilėje, aš sudegčiau tavo ugnyje, aš norėčiau likt tavyje. Iš širdies į širdį.
Grįžtame po trumpos pertraukėlės į studiją. Tikiuosi, spėjote pasigaminti arbatos. O mes su Kristina norime tęsti mūsų pokalbį toliau. Ir Kristina, noriu, kad truputį papasakotumėte, kaipgi atrodo ta jūsų tarnystė, tas darbas, kurį atliekate Panevėžio Pataisos namuose. Tas darbas atrodo labai paprastai. Tai, kad penktadieniais yra grupės susitikimas, žmonių skaičius varijuoja nuo 30 iki 60, net kartais ir daugiau. Tai yra evangelizacinio pobūdžio susitikimai, Tai yra ar jau įtikėjusių, jau tikinčiųjų, įkalintųjų moterų susitikimai? Tai yra, iš tikrųjų, aš negalėčiau įvardinti, ar tai tik tai tikinčių, ar tai yra ieškančių. Iš tikrųjų, tai yra kerigminiai susitikimai. Tai reiškia evangelizaciniai beveik. Tiesiog gal reikėtų pasakyti, su kokiu mentalitetu aš dirbu. Taip. Tai pirmiausia tai, kad žmogus, kuris papuola į tą įstaigą, iš tikrųjų kiekviena moteris, jinai išgyvena savaip visą tai. Ir dažniausiai būna toksai atmetimas visko ir savęs gailėjimas. Ir antras dalykas būna labai toks stiprus, tai nekintimas. Nekintimas visuomenės, nekintimas savęs ir pyktis. Ir tai va, čia du tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos aš norėčiau pažymėti. Yra kviečiamos moteris tiesiog ateiti paklausyti. Susitikimuose vadinasi Seserim Kristina, nors iš tikrųjų prisipažinsiu, mes kartu su kapelionu vedam, tai yra, bet moteris žino, kad su Seserim Kristina susitikimas. Ir jos viena kitą traukia, kviečiam. Ir kiek aš žinau, jos yra uždėję etiketę tokią mums. Jeigu nori, kad tau duše palengvėtų, ateik į susitikimą. Iš tikrųjų, mes kalbamės įvairiom temom, mes studijuojam šventą raštą. Mes tiesiog turime galimybę 1 pusvalandį arba 45 minutės tiesiog atsisėsti ir kartu skaityti šventą raštą ir aiškintis. Iš teologinės pusės, iš antropologinės pusės ir iš kaip mano gyvenime tai gali kalbėti Dievo žodis. Tai mes turim tokią dovaną, kurią veda kunigas Rimantas, kaunietis, ir kartu moteris dalyvauja. Nereikia pamiršti tai, kad kaip mes visuomeniai nėra vieno statuso žmogus, vienos raidos žmonių nėra, yra įvairių raidų. Pataisos namuose tai labai stipriai jaučiama, išgyvenama. Tai tenka labai daug dalykų kalbėti, labai rimtų dalykų per švento rašto studijas, per mano pačios paskaitas, labai supaprastintai. Iš tikrųjų visas temas diktuoja pačios nuteistosios. Jos pačios iškelia klausimus, ar ne? Taip, Kokiais tai norėtų pakalbėti? Tai gali būti įvairiausia. Ką daryti su kančia? Kaip išgyventi gedulą? Kaip savo atleisti? Kas yra mylėjimas savęs? Kas yra neapykanta? Ką daryti su neapykanta? Ir kaip krikščioniškai gyventi skausme? Įvairiausių tų temų yra. Iš tikrųjų, jos tą laivą mūsų susitikimų, jos veda. Ir iš tikrųjų, mūsų pozicija, ar ne, tiek kunigo kauniečio, tiek mano, yra būti klausime. Pirmiausia, įsiklausyti ir būti tas veidas Dievo, kuris nesmerkia. Nesmerkia. Ir taip pat aš turiu asmeninius pokalbius, kurios nori su manim pabendrauti. Aš tiesiog ateinu pas jas, atvykstu pas jas ir tai gali būti įvairiu metu, savaitės bėgyje. Tai jos kažkaip praneša jums kažkokiu būdu, kad jom labai reikia pokalbio, ar kaip tai vyksta? Taip, tai tiesiog yra per socialinę darbuotoją, jos pareiškia norą ir aš su jomis bendrauju. Ir labai dažnai būna tai, kad jos po susitikimų jos nori lieka su manim. Ir kartais reikia varyti visas. Ir būna eilutė, kurios nori pasišnekėti, ką daryti išėjus, kaip reikės valdytis išėjus su jausmais ir taip toliau. Įvairiausi sielovadiniai klausimai.
Tai va, tai čia būna ir grupinis susitikimas, ir asmeninis susitikimas. Ir tokio kažkokio konkretaus grafiko, kaip suprantu, tie grupiniai penktadieniais, bet dėl individualių kažkokio konkretaus grafiko net ir nėra, kada paprašo, tada ir kiek galit, tiek važiuojate. Taip, kiek man galimybės leidžia, taip. O Kristina, paminėjote apie tuos individualius pokalbius, norėčiau, nežinau, kiek tai įmanoma, be abejo, suprantu, kad tai yra konfidencialumas ir žinoma pagarba žmogaus asmeniniam gyvenimui, bet kiek įmanoma galbūt pasidalinti apie jų gyvenimus, jų praeitis, tarkim. Ar tai labai didelę įtaką turi jų dabartiniam gyvenimui, kur jos dabar yra, ar ne? Kaip yra su tais gyvenimais? Taip, iš tikrųjų, aš norėčiau šitą klausimą atsakyti vienu tokiu man didelį autoritetą turinčio žmogaus žodžiais. Tai tėvo Žan Venie žodžiais. Jeigu tu žinotum, ką žmogus perėjo per gyvenimą, tu prieš jį atsiklauptum. Nes tu pamatytum, kiek jis skausmo ir kiek kančios jis patyrė. Tai iš tikrųjų man tie žodžiai yra gyvi, tai nėra kažkokie žodžiai super topiniai, bet tai yra gyvi žodžiai, nes aš iš tikrųjų prisiliečiu prie žmonių širdžių. Ir man tai yra labai brangus laikas. Aš prisipažinsiu, aš kartais noriu kartu verkti, noriu kartu džiaugtis, noriu kartu jų pasiekimais didžiuotis ir tuos mažai žingsneliais, kurios jos keliauja link Dievo. Iš tikrųjų, dauguma tai yra žmonės iš pažeistų šeimų, iš rizikos grupės žmonių. Man labai liūdna pripažinti, bet tai yra realybė, tai kad yra iš kartų į kartus einantis nuteistųjų šeimos vaikai. Ir kai tu supranti, kad meilės suvokimas, meilės samprata, jinai yra iškreipta ir dar labiau visuomenės, jinai yra skatinama, kad va tokie turi būti santykiai. Va tai yra mada, tu turi būti aukštumoj, tu turi turėti daug pinigų ir taip toliau. Tie klaidingi, tie melagingi suvokimai gadina, labai aiškiai noriu sakyti, gadina žmogų. Ir galbūt tai yra susiję tokie dalykai, kad lietuviai yra uždarų žmonės. Mes dažniausiai bijome kalbėti apie savo jausmus. Ypatingai, jeigu tai yra neigiami kažkokie jausmai. Nebūtinai, net ir apie teisingus. Man labai dažnai tenka susitikti žmogų, kuri griežtas, piktas žodis, jei tai yra meilės išraiška. Tad aš labai norėčiau nuimti tą tokį stereotipą, kad iš tikrųjų žmonės neišmylėti, grinai neišmylėti. Iš tiesų, neradę žmogaus, kuris būtų jų ranka. Aš apeliuoju klausytojų širdis ir norėčiau sakyti, ar jūs nenorite būti jų rankos, kai jūs matote mažą paauglį arba vaiką, kuriam reikia pagalbos. Ir iš tikrųjų mes šitaip galim sumažinti nusikalstamumą. Tai nebus tik tai po metų nematysit to rezultato, bet jūs tą rezultatą pamatysit po 20-30 metų. Nes būtent tos geros sėklos pasėtos tų žmonių širdise nešvaisiu, o jūs gali būti tas sėklos sėjėjas. Norėjau pabaigti, bet iš tikrųjų, kas liečiant tuos kalinius, iš tikrųjų tai kiekviena istorija yra šventa istorija. Iš tiesų klausau jūsų ir vėl prisimenu savo tokią, tikrai nekintančią nuomonę, kad visų pasaulio problemų šaknis yra ir pagrindinė ligos priežastis yra meilės trūkumas. Ir tai pasiteisina kiekvienoje šeimoje, kiekviename asmenyje. Poreikių neatsakymas. Mes iš tikrųjų mes turime daugybę poreikių. Mes kalbamės visi skirtingom 5 kalbom. Ir tie poreikių neatsakymas,
jis palieka didelius pėdsakus žmonių gyvenime, tiek suaugusių, tiek mažų. Ir iš tikrųjų, jeigu aš kalbėčiau apie nuteistasis, mane labai džiugina, tikrai labai džiugina maži pasiryžimai, maži apsisprendimai, krikščioniškų įpročių sukūrimas. Pavyzdžiui, turiu tokią patirtį, buvo žmogus, kuris sako, aš tingiu. Sakau, nėra problemų. Sakau, viskas tvarkoj. Visi tingi. Bet sakau, pabandyk kiekvieną rytą prieš rikiuotę, nes jie turi rikiuotę, 8 ryto. Prieš rikiuotę, sakau, pabandyk atsikelti, nusiprausti, padaryti mankštą ir nusiprausti. Tik 7 dienas, aš tavęs neprašau visą mėnesį to daryti, tik 7 dienas. Kitą savaitę aš matau ją žvalę. Ir jis sako, žinai, aš ir kitą savaitę tai darysiu. Va, ką reiškia sielovados darbas būtent kasdienybėje. Nes iš tikrųjų tai pakelia žmogų, tai atstato žmogų. Tai ne sielovadininkai atstato, tai viešpats atstato. Ir mūsų pareiga įrodyti jį. Labai įdomiai iš tiesų kalbame su Kristina, nes nori pertraukti, bet turime padaryti dar vieną pertraukėlę. Pasiklausykime muzikos ir netrukus pratęsime mūsų pokalbį. Likite su mumis. I was so in need when you found me, and your love would not leave me alone. So let the words I speak and every breath I breathe tell the story of the mercy I've been shown. I wanna love unafraid, to be your nail-scarred hands offering grace. I wanna live unashamed, to be a life laid down for heaven's sake. In a world that's lost all sight of love, because death's dark shadows rule the night. Like a burning flame, let my life proclaim the one who is the way, the truth, the life. I wanna love unafraid, to be your nail-scarred hands offering grace. I wanna live unashamed, to be a life laid down for heaven's sake. Let my song forever sing, behold the Lamb of glory, crucified, he bled and died, and poured his mercy on me. Yes, you poured your mercy on me. I wanna love unafraid, to be your nail-scarred hands offering grace. I wanna live unashamed, to be a life laid down for heaven's sake. I'll be a life laid down for heaven's sake. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukos į studiją ir tęsiame pokalbį su Kristina Varanauskaitė apie Panevėžio pataisos namų gyventojas. Ir
Prieš pertrauką, Kristina, paminėjot tokį visai gražų pavyzdį, kad kokiu būdu, tarkim, ar ne, laiptelis po laiptelio, mažas žingsnelis po žingsnelio, einama tos gerovės link ir, tarkim, paminėjot pavyzdį, kad savaitę žmogus tiesiog padarė paprastą dalyką rytais, nusiprausė ir padarė mankštą ir daug geriau pradėjo jaustis, ta savivertė iš karto atsistato. Ir aš tikiu, kad einat, beje, kiek metų ta tarnystė dabar jau trunka? 6 metai. Tai aš tikiu, kad per tuos 6 metus tikrai yra tekę matyti įvairiausių pavyzdžių ir įvairiausių pokyčių. Ar galėtumėt pasidalinti keletų pokyčių, gal ir mažesnių ir didesnių, į gerą? Ir kokie tie pokyčiai? Taip, aš jų labai daug turiu, esu daug patyrus ir daug mačius, bet man asmeniškai tai labai paliečia, kai moteris pradeda svajoti. Moteris pradeda trokšti, pradeda jausti. Liūdna tai sakyti, bet yra tokių, kurios nepatiria, neišgyvena jausmų. Gyvenimas be jausmės. Liūdna tai sakyti, bet taip yra. Tai čia, man asmeniškai, tai čia yra mano saldainiukai. Čia mano saldainiukai. Bet taip, labai konkrečių, taip, tai yra, kai žmogus išėjęs iš pataisos namų, iš karto jis sako, aš nebegaliu, aš turiu taip pat savo ruoštų taip pat duoti atsaką. Ir aš žinau, kad viena moteris savanoriauja. Čia pati kalinimo šitą įstaigą? Ne, tai ne kalinimo įstaigoje, bet Vilniuje valgykloje. Britanijos valgykloje savanoriauja dalindama maistą. Savaime aišku, kad galbūt niekas net nežino, kad jinai yra buvusi nuteistoji. Taip pat aš žinau, kad kita moteris, jinai tiesiog taip pat išėjus iš Panevėžio pataisos namų, jinai jaučia didelį pašaukimą melstis. Melstis už negimusius kūdikius. Iš tikrųjų, ta moteris buvo teista už žmogžudystę. Ir jos istorija labai paprasta. Tai, kad įvyko buitinis konfliktas ir atsitiko, kaip atsitiko. Ir tas kirminas graužaties ją labai stipriai kamavo. Ir prisipažinsiu, dažnai su tuo kirminu tenka susitikti. Nes iš tikrųjų daugelis iš mūsų mes nešiojam tą kirminą. Griaužiamės už tam tikrus žodžius nepasakytus, už tam tikrus darbus ir taip toliau. Tai mano pagrindinis žvilgsnis ir pagrindinė frazė: nesijaudink, bet Viešpats priima tą kirminą. Tu gali tikrai, jis tavęs nerūšiuoja, tu nesi nurašytas žmogus. Atsitiko, kaip atsitiko, bet ir vienas iš tų, kad norint susitaikyti su Dievu, yra keli pagrindiniai žingsniai, 4 žingsniai, labai paprasti. Išpažinti tai, prisiminti tai, išpažinti tai, atsižadėti tai ir atitaisyti. Ir ties 4 žingsniu jinai sako, kaip aš galiu atitaisyti. Sako, tu turi melstis būtent už tas moteris, kurios turi troškimą negimdyti. Taip. Ir man asmeniškai tai yra misija tęsiasi. Jos taip pat yra misionierėmis tampa. Ir yra kita moteris, kuri pradėjo tiesiog svajoti pataisos namuose, nes mes kalbėjome, kad buvo vienas susitikimas, kad nesėkmė gimdo sėkmę. Jeigu ją mes pakreipiame gerąją linkme. Aš daviau pavyzdį kaip motinos Teresės. Motinos Teresė charakteristika, jinai yra cholerikė. Visas vienuolynas skambėdavo nuo jos pykčio priepuolių. Bet visas pasaulis sako, kad tai yra motina Teresė, kad tai yra mama. Ir iš tikrųjų, kaip Viešpats jos tą pyktį perkeitė, tai kad jinai sako, jeigu nieks nenori maitinti tų vargšų, aš eisiu ir maitinsiu. Aš. Bet tas buvo pykčio pagavimas, ar ne? Ir iš tikrųjų, kaip Viešpats visą tą jos darbą perkeitė. Tai ta moteris iš tikrųjų, jinai patikėjo tuo dalyku, kad jinai gali taip pat su savo silpnumu pasitarnauti. Jinai turėjo silpnybę pyragams. Ir žinau tai, kad jinai atidarė pyragų kepyklėlę. Ir jinai labai sėkmingai turi savo verslelį ir sėkmingai gyvena. Tai čia yra mažas tokios istorijos. Aš žinau tai, kad, sakysi Kristina, čia jau vos ne šventosios išeina iš kalėjimo.
O ne, tikrai prisipažinsiu ir kartu raudu, kartu su visuomenė, kad iš tikrųjų mes neturime sveikos terpės nuteistajam adaptacijai, integracijai į visuomenę. Mes neturime. Mes dar neturime tokių įstaigų, kur žmogus po truputį būtų žmogiškai atstatomas. Tarsi reabilituojamas į visuomenę. Į visuomenę. Ir būtent mūsų įstatymai yra sudėlioti, kad žmogus iš tikrųjų, aš labai atsiprašau, bet mane tai liūdina. Žmogus neturi iš ko gyventi. Keletą mėnesių išėjęs iš pataisos namų. Automatiškai seni įpročiai sugrįžta. Nes valgyt norisi kiekvienam. Ir iš tikrųjų, jeigu nėra šeimos, atramos, ir tai labai dažnai būna, kad dėl tam tikrų turtinių, tam tikrų moralinių dalykų išsiskiriama. Per teismo procesą išsiskiriama. Ir žmogus neturi kur sugrįžti. Ir man tai skauda širdį iš tikrųjų. Šiuo klausimu man skauda širdį ir aš tiesiog meldžiu ir prašau Viešpaties, kad kažkokie durys atsidarytų būtent tokiems žmonėms, kurie galėtų integruotis. Ačiū Dievui, yra Karito nakvynės namai, ačiū Dievui, yra Klaipėdoje nakvynės namai, Gailestingumo namai Kaune. Ačiū Dievui už tai, bet tai yra lašas vandenyne. Jų turėtų būti mažiausiai 200 Lietuvoje, mažiausiai. Nes kiekvieną savaitę po 5-6 išeina. Ir tiek pat ateina iš naujo. Ir čia jūs kalbat, sakyčiau, tais tik tai minimaliais, kad nakvynę suteikti, bet tai žmogui apskritai reikia padėti atsistatyti, atsistoti ant kojų ne tik finansiškai, bet ir morališkai, kad jis taptų pilnaverčių visuomenės nariu. Aš nenoriu žiūrėti į statistiką, nors jinai yra labai liūdna. Mes patys nenorime, kad mūsų kaiminystėje gyventų buvęs nuteistasis ir čigonas arba romų tautybės žmogus. Tai gėda krikščionių. Nes iš tikrųjų nuodėmė neturi nei rasės, nei tautybės, nei pilietybės. Nei socialinio statuso. Taip. Ir tai yra labai, labai, labai opus klausimas mūsų pačių. Ar aš tikrai esu tas žmogus, kuris yra vilties nešėjas, ar aš esu tas žmogus, kuris savo komforto zonoje gyvenantis. Mano Dievas, mano viešpas, čia mano erdvė, o jūs ten, kurie ten prisidirbo, čia jūsų reikalas. Ir iš tikrųjų mes turėtumėm susimastyti. Susimastyti, kad ir renkant į Seimą, renkant į... Ar iš tikrųjų tas žmogus turi tas pačias vertybės kaip ir aš. Mes galime plūduriuoti gyvenime, bet krikščionis turi tikslą. Jis plaukia į uostą, į dangiško tėvo uostą. Aš linkiu tiesiog, kad tikrai kiekvienas mes apeliuotumėm į savo širdį ir pasirinktumėm, nes mes keliaujam į dangiško tėvo namus. Labai gražus jūsų palinkėjimas ir ties šito palinkėjimu mes pasiklausysime muzikos. Likite su mumis. There's liberty, it's freedom for you and freedom for me. The prison doors are open, the captives released. We'll tell of your goodness and sing jubilee. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me, yeah. I'm free to shout at your great love. I'm gonna tell of all you've done, oh yes indeed. I'm free. I'm free. Yeah, I'm free. Oh, I'm free. The chains of injustice no longer hold me. You've given the keys to victory.
You said it is finished, the battle is won. We'll tell of your mercy and how we've overcome. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me, yeah. And I'm free to shout your great love. I'm gonna tell of all you've done, oh yes indeed. I'm free. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės į studiją. Mes tęsėme pokalbį su Kristina. Ir Kristina, prieš pertrauką kalbėjote apie tuos, iš tiesų nesėkmingus atvejus, kad labai sunku žmonėms išėjusiems iš įkalinimo įstaigos adaptuotis Lietuvoje, nes nėra netgi apskritai instrumento valstybės įsteigto, kuris padėtų jiems adaptuotis ir reabilituotis ir vėl įplaukti į visuomenę, ar ne, į tą visuomenės režimą ir apskritai suvokti, kas ta visuomenė ir kaip joje elgtis ir įgauti tuos elementarius socialinius kažkokius įgūdžius. Tik norėčiau paklausti, kokia yra dalis, koks yra procentas žmonių, moterų konkrečiai šiuo atveju, kurios vėl ir vėl grįžta, išėjusios iš įkalinimo įstaigų vėl grįžta į tenai atgal. Aš šitą statistiką jums pasakysiu paprasčiausiai, kad jūs turėtumėte už ką melstis. Tai yra 75% grįžta. Oho. Tai jūs turit intenciją už ką melstis. O kaip mes galim padėti, konkrečiai, kaip mes galim padėti tom nuteistosiom prisimti atsakomybę už mūsų šalies ateitį, prisimti už jaunąją kartą taip pat atsakomybę. Tai jeigu matome, kad kažkur kažkas, būti motinomis. Ne tik savo vaikams, bet ir... Būti motinomis. Iš tikrųjų, kiekviena moteris yra pakviesta būti motina. Ir taip pat, jeigu norite finansiškai, tai tiesiog ieškokite organizacijų, kurios būtent tai daro. Kurios konkrečiai tai daro. Tai gali būti Caritas, tai gali būti gailestingumo namai. Tai tiesiog labai paprasta susirasti. Šiais laikais internetas yra iš tikrųjų visagalis ir jis iš tikrųjų jums suteiks informaciją. Tai kas liečia konkrečiai? Bet pirmiausia, melskitės. Pirmiausia, melskitės už tuos žmones. Ir jeigu jūs esate darbuotojas, jeigu jūs esate atsakingas už naujų žmonių priėmimą, tiesiog nenurašykit. Tai yra mūsų sąmoningo apsisprendimo vaisius gali būti tai, kad tas žmogus gaus darbą, kad tas žmogus gali būti priimtas į įmonę ir jam bus suteiktas naujas šansas ir jis gali atsistoti. Jeigu tai yra kažkokioje įmonėje, jūs esate direktorius, nežiūrėkit, kad jis teistas. Aš nenoriu sakyti, kad leiskitės, kad jūs piknaudžiautų, bet aš noriu sakyti tai, kad nuimkite tos stereotipus ir statykite ant pasitikėjimo. Tiem žmonėms labai yra brangus pasitikėjimas. Jie yra ištikimi. Jeigu jūs duodate jiems savo pasitikėjimą, jie taip pat pasitikė jumis. Tai čia vienas iš tų pagrindinių pamastymų, ką aš norėjau pasidalinti apie nuteistas moteris. Ačiū iš tiesų, Kristina, jums labai už šią laidą, už kiekvieną žodį, kurį pasakėte. Man asmeniškai tai yra labai brangu ir tikrai labai norėtųsi, kad mūsų visuomenės, aš tikrai nekalbu, kad kažkieno, bet pirmiausia mano ir visų kitų žmonių
požiūris į šiuos asmenys pradėtų keistis ir mes ne tik stebėtume iš tolo, iš šalies į juos, bet pradėtume veikti, pradėtume, menkiausiais dalykais prisidėti, kaip jūs ir sakėte, pamatę vaiką, kuris matom, kad jau nuo mažens turi galbūt kažkokį polinkį, jis nėra mylimas, jis nėra priimtas kažkieno, jau prieiti, padėti kažkuo ir jau nuo to pradėti sėti sėklas arba, kaip jūs sakėt, paremti ir panašiai, juolab, kad labai džiugu, kad ir apskritai valstybė po truputį pradeda tą žvilgsnį, aišku, kol kas tik žodžiais galbūt daugiau kreipti į saugesnę visuomenę ir dabar girdime, kad naujas projektas yra startavęs už saugią Lietuvą ir labai daug įstaigų prisideda, po truputėlį pradeda judėti tą linkme. Tai tikrai labai džiugu ir aš tikiu, kad tikrai vieną dieną mes matysime tą šviesią Lietuvą, bet tam, kad mes ją matytume šviesę, mes turime patys pradėti veikti ir kažką daryti. Ir labai ačiū už patarimą, turbūt pradėti nuo maldos. Aš tik tai mažą tokį niuansą norėčiau pridėti prie viso šito. Mes turime pradėti keisti sukrikščioninti savo mąstymą. Tai yra, kad apskritai tiek nuteistuosius, tiek ir savo gyvenime sutiktų žmonės, kurie suklumpa, keisti į tokiais veiksmažodžiais. Tu nesi vagis, bet tu pavagiai, tu nesi melagis, bet tu pamelavai, tu esi, mes esame linkę sakyti, tu esi žmogžudys, ar ne? Sakyti, tu nužudei. Atskirti žmogų, asmenį nuo veiksmo. Tai yra mūsų pačių sąmonės revoliucija. Mūsų mąstymo revoliucija. Ir čia yra labai labai svarbu, kad mes sukrikščionytumėm savo mąstymą ir atskirtumėm. Ir tuo metu atsiranda erdvė, kai mes galime kitus laiminti. Ir jeigu mes laiminsimės, Lietuva taps šviesi. Bet trūksta tik amen. Kągi, labai ačiū, Kristina, ir dar žinau, kad pabaigai jūs norite mūsų klausytojas pakviesti į renginį. Taip, iš tikrųjų jau 6 metai egzistuoja Dievo Tėvo bendruomenė Lietuvoje, kuri vadinasi Betanija. Tai yra bendruomenė, kuri būtent darbuojasi žmonių atstatyme, kuri suteikia galimybės susitikti su Dievu Tėvu. Ir mes turime tokį nuostabią savaitę, Liepos 5-10 dienomis per Mindaugynes Kaune, Domus Pasi namuose, būtent kuriuose apsigyvensime ir turėsime kaip konferencijas, maldos laiką, šlovinimo laiką, užtarimo maldą, maldos laiką, taip pat molio, dailės terapija, šokio terapija, kur iš tikrųjų mes galėsime priartėti prie Dievo Tėvo širdies. Ir tas renginys yra, apie jį daugiau informacijos jūs galite rasti Betanijos internetiniam puslapyje, tai yra betania.mozilla.com arba Facebook'e Dievo Tėvo širdies bendruomenė Betanija. Tai prašom lankytis, atvykite pas mus. Taigi, mielosios, renginys prasideda jau rytoj, todėl jūs dar turite puikią galimybę užsiregistruoti, paskubėti užsiregistruoti ir atvykti į Kauną ir sudalyvauti šiuose rekolekcijose. O šiandien mes jau norime atsisveikinti ir aš dar kartą dėkoju, Kristina, jums už tai, kad atvykot, už tai, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū jums labai. Ačiū jums, man yra didelė garbė bendrauti su jumis. Ačiū. O jūs, mielosios, kviečiu klausytis mūsų kitus kartus, būkite palaimintos ir likite su Dievu. Viso geriausio. Su Dievu. Iš širdies į širdį. Nes tik